Sveiki visi Lietuvos StarCraft 2 mėgėjai. Šiandien aš komentuosiu kovą vėlgi iš Baltic Sprint turnyro. Ir tai bus kova tarp jau mums matyto NF Team Breach. Jis yra vengras ir jis lošia kaip oranžinis zergas. Oranžinis Terana ties 9 valandą. Jo priešininkas bus žaidėjas iš Lietuvos, kurio nikas yra savas ir jis loš žaliuoju Terana, už žaliosius Teranus ir, na taip, ir jis loš ties 9 valandą. Žemėlapis vadinasi Shattered Temple ir, nežinau, parekomendavo man komentuoti pusfinalius. Čia yra pusfinalis Baltic Sprint turnyro. Is it MLG? Klausia savas, ar tai MLG. Breach sako ESL versija žemėlapio. Manyčiau, bet kuri iš jų yra geresnė už standartinę. Nors, manyčiau, žemesnių lygų žaidėjams jokio skirtumo. Taip, štai ką mes matom, savas meta baraką, ką tuo pat metu daro ir NF Breach Team, matom netgi faktiškai 27, identiškai beveik, net ne beveik, o identiškai, absoliučiai barakai yra formuojami ir jo, labai noriu padėkoti žmonėm, kurie man siunčia savo vaizdo įrašus ir aš juos žiūriu ir tikrai po šitos kovos ketinu dar vieną jūsų atsiųstą replay pakomentuoti. Ir smagu jau su kai kuriais iš jūsų esu jau sužaidęs kelis mačus. Aišku, ne visus laimėjęs, bet ir ne visus pralošęs. Ir jo, smagu. Tai kad kas norėsit, tai galėsit prisijungti. Pažaist, kada vakarais gal aš labiausiai būnu prie kompo, tada ir galėtume susižaist, jeigu kas norės. Savas klausia, ar čia cross, ar mes cross, taip, jūs cross. No clothes, only, no cross, only, ok. Taip, pažiūrėsim, kaip NF Breach Team sekas, nes praeitas sykis, kiek pamenu, laimėjo Baltic Sprint turnyrą ir matom, jis pasiilgo tų 5 baksų ir vėl nori juos laimėti. Bet šį kartą jie bus priešininkas irgi Terana, praeitas sykis prieš Protosą laimėjo, tai pasižiūrėsim, kaip jis susiduros su tokios pat rasės atstovų. Ir taip, ką mes matom. Matom gamyklą eina ir, nežinau, toks jausmas, kad į žvaigždėlavių gamyklą iš karto savas transformuosis. Transformuos savo visą. Ta pati faktiškai daro ir nepričitim. Tik dabar jis prie barakų dar yra reaktorių prisikabinės. O čia bus pirmasis Helionas ir taip, žvaigždėlavių gamykla. Šitas skautas, tai yra žvalgas, nieko neužuos, nebent 4 pėstininkus, 5. Geriausiai būtų tiem pėstininkams sunaikinti šitą daiktą. Na, yes. Taip, labai gerai. NF Breach Team nesupras, kas dedasi. O dedasi vienas Helionas ir 5 pėstininkai. Na, Helionas prieš bunkerį nieko daug nepadarys, o štai pėstininkai gal kiek yra plamdis, bet vis tiek aš asmeniškai nepulčiau. Nors kita vertus gali pėstininkai atkreipti dėmesį, o Helionas atvažiavęs čia paskrūdint šiknas šitiem darbininkam. Ir matom, netgi ir savų pėstininkų turi Breach. Savas matyt pamatė bunkeris ir neverta čia net kišt nosios. Ir matėm iš Breach pusės jau jis turi dar vieną vadavietę, jau jinai modifikuota į ryšių centrą. Ir tuoj veikiausiai pamatysim plėtinį kažkur tais, nebent dabar jis ryštasi muilus numetinėt. Mulus, ne muilus. Ir nuskanavo jo teritoriją ir pamatė žvaigždžių portalą, bet jis jau prieš tai buvo metęs inžinierių skyrių, dabar jis galės
raketinius bakštelius į kur nors prisistatyti, kad jokie benčiai ar taip benčiai iš mėklos nedarytų jokių rūpesčių nemalonių. Taip, matom technologijų laboratoriją, veikiausiai bus tankų apgulties režimai. Ir taip, ką mes matom, apgulties režimas dar nėra modifikuojamas, bet dabar jau būtų galima. Ne? Negalima? Nenori? Na gerai. Taip, ką mes matom. Veikiausiai, na štai, vienas benčis turėtų jau pabandyti paerzinti šitos pėstininkus, bet tiesa, geriausia būtų, kad būtų pasibaigęs maskavimo įrenginys tas. Taip, žiūrim, erzina savas su savo išmėkla Breach. Štai, jis pasidarė nematomas, bet žemėčiai bet kada gali skeną numest. Kita vertus, numesti skeną negalės mulą išsikviest. Irgi kažkoks o, štai tankas gali krist. Štai nuėmė. Matom, pirmasis vikingas iš Breach pusės ir benčiai jau nebepsimoka daryti. Nu štai, dar viena šmėkla skrenda, bet ai. Tarp kitko, šmėklos, jeigu kas nežino, negali šaudyti ore esančių karinių vienetų. Taip, kad šitos dvi šmėklos buvo tiesiog mineralų švaistams, nes absoliučiai nieko nepadarė, nu nebent privertė padaryti vieną vikingą, kas yra turbūt siaubingai brangu. Juokauju, iš tikrųjų nėra tai brangu. Ir taip, ką mes matom? Matom technologijų laboratoriją, tai dabar būtų galima, geriau jau būtų baraką iškart pastatęs. Nu, pažiūrėsim, kas čia gausis. Taip, matom vadavietę iš... O kur jinai konstruojasi štai? Iš savos pusės. Ir kas čia? Čia vienas Helenas, kuris nieko nedaro. Taip, matysim galbūt... Ne, nieko nematysim. Šnipinėja Breach, bet jis per šitiek pėstininkų nieko neišnipinės, gaus prieš šnipą ir jis atgal, arba neis, gabalais subirės. Taip, gabalais subirėjo. O Jėzu, net žiežirbus byra. Taip, žiūrim, kas čia. Vikingas, nieko ypatingo. Dabar būtų gerai čia mulų numest kokį milijoną, ne, darbininkų matyt per akis turi. Jo, darbininkų turi nemažai. Matom iš abiejų žaidėjų pirmuosius ginklų patobulinimus, iš savo pusės stimuliacinį paketą pėstininkam ir dar matom vikingų iš savas pusės, štai matom savas irgi nuleido savo vadavietę, bet jinai dar tiesa nėra ryšių centras, o čia jau yra ryšių centras.